Sveiki, esu Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas. Šiandien norėsiu aptart Lietuvos aktualijas. Jeigu pamatysite, kad laida, o bus trumpa laidelė, patiko, spauskite like, spauskite prenumeruoti kanalą. Ačiū, kad esate su manim. Taigi, Lietuvos didžiausios aktualijos be abejo yra ministerijų portfelių dalybos. Buvo likusios vos 3 ministerijos, kurios neturėjo ministrų. Dėl to, kad vis dar vyko tokios pakankamai kvailos diskusijos ir dalybos, o dalybos vyko dėl mano galva labai paprastų priežasčių. Tos priežastys kažkodėl sunkiai įvardinamos tradicinėje žiniasklaidoje, kartais užsimena apie jas atskiri politikai kažkokios televizijos laidose arba YouTube kanaluose, politapžvalgininkai kartais pasako, bet reikia viską vadinti turbūt savo vardais ir žmonės turi suprasti kai kurios dalykus. Į energetikos ministeriją yra įsikibęs dabartinis prezidentas. Energetikos ministerija patraukli yra jau pakankamai ilgą laiką, dar iki Dalios Grybauskaitės, bet su Dalios Grybauskaitės atėjimu nenusprendė, kad šitas visas energetikos ūkis turi būti valdomas tų pačių rankų. Aš taip galvoju, čia yra mano nuomonė, kurią aš ir dabar dėstau. Tie patys žmonės pasikeisdami su tam tikra grupelė žmonių, jie šitą ūkį ir prižiūri. Kai kurie sprendimai man galbūt dėl to ir nepatinka, nes mano manimu atstovavimas ne viešasis interesas, o privačių žmonių interesas, o kai kuriais atvejais ir Rusijos interesas. Kartais šitais klausimais išsiplečia Kastytis Braziulis, siūlau sekti ir jo kanalą, jisai pakankamai atvirai kalba, kas tie žmonės, kurie iš tikrųjų valdo Lietuvą. Tai energetikos ministerija yra vienas iš jų objektų, kuriuos jie tikrai irgi linkę prižiūrėti, per kurį daro įtaką ir visai Lietuvai. Taigi energetikos ministerijos, jeigu kažkas jau mane sekate nuo seniau, kai aš prognozavau, kaip bus dalinami portfeliai, tai aš ir tada sakiau, kad energetikos ministerijos prezidentas neatiduos. Buvo keistas dalykas pasirodęs, kai neva energetikos ministerija atiduodama Žemaitaičiui. Aš net pats suabejojau, ar čia teisingos mano prognozės, bet kai pamatėm, kad buvo atiduota Žemaitaičiui, bet su nurodymu pastatyti dabartinį ministrą. Tai jinai būtų tik nominaliai Žemaitaičio, o realiai tas žmogus, kuris jam pasakytų. Žemaitaitis su tuo nesutiko ir dėl to mes matome visą šitą cirką, kuris įvyko. Galima suprasti ir Žemaitaitį. Tai jeigu tu jau turi 20 žmonių Seime, turi kelis ministrus ir tau dar nurodinėja, ką juos statyti, tai koks tikslas būtų tada valdžioje? Nes gaunasi, kad tu net to žmogaus nevaldai, bet atsakomybę už jo veiksmus prisiėmi savo. Reiškia, už gerais dalykais pasidžiaugs kažkas kitas, o blogus sugersi tu per partijos reitingus ir taip toliau. Tai čia galima mėgti, galima nemėgti Žemaitaičio, bet turbūt, jeigu galvot logiškai, tai jam būti valdžioj, bet neturėti galimybę statyti savo ministrais, tiesiog absoliučiai nėra jokios prasmės. Jokios. Neverta tada net būti valdžioje. Smarkiai paprasčiau būtų opozicijos, tada tu kritikuoji, tada žmonėms tu patinkėjai, vėl auginėsi savo reitingus, kurie dabar beje nukritę iki istorinių žemumų jiems. Tai tokia istorija. Tai jis atsisakė, dėl to gavo pasiūlymą imti tą kultūros ministeriją. Kultūros ministerija irgi tai yra toks dažniausiai, mažiausiai kam nors reikalinga ministerija, nes pinigų pro ją eina nedaug. Jinai yra pakankamai biedna, atleiskit už šitą žodį, ir ten nieks joje praktiškai per visą Lietuvos nepriklausomybės istoriją kažkokio didelio potencialo nematė. Nežinau, kodėl jis ją pasiėmė, bet kai tik jis ją pasiėmė, atiteko jam derybų metu. Tarp kitko, gaila tos ministrės, kuri buvo paskirta, jau buvo viena iš Seimo narių paskirta ministrė, kiekvieną šią savaitę turbūt pabuvo paskirta ir dabar jau keis ją kitas kolega, apie kurį mes to ir pasikalbėsime. Tai kai tik visuomenininkai, žurnalistai suprato, kad per kultūros ministeriją galima daryti įtaką žiniasklaidai, tada jie sukilo. Labai normalu, viskas natūralu, aš čia šito vietu greičiausiai juos palaikau, kad turi būti
tikrai negalima daryti žiniasklaidai kažkokio spaudimo. Kai mes kalbam apie LRT auditą, tiek veiklos, tiek finansinį, tai čia nemanau, kad yra spaudimas, atvirkščiai, čia tiesiog mes turim tokią situaciją, kai jau kyla daug klausimų LRT dėl objektyvumo, dėl jų lėšų naudojimo, tai finansinis auditas atsakys tikrai kaip naudojamos lėšos, veiklos auditas matomai atsakys į kitus klausimus. Bet tai, kad šitas portfelis tenka Nemuno aušrai, jau daugeliui nepatiko. Gali patikti, gali nepatikti, žiūrim, ką turim ir kitas dalykas surezonavo dar labiau. Tai reiškia, koks žmogus buvo siūlomas kaip kandidatas į kultūros ministrus. Ir čia mes turime iš tikrųjų tokią nepagarbą rodomų valstybei, kai į tokį vis tiek ministro postą siūlomas žmogus, kuris nei su kultūra kažkaip yra susijęs. Ignotas jo vardas, aš neprisimenu, dovanokit pavardės, bet manau, kad jūs visi matėt tiek per žinias, tiek portaluose ir šito žmogaus ir pavardę, ir kaip jis atrodo, ir net kaip jisai vakar kalbėjo Seime, ten bandė verkt, spaust per jautrumo prizmę ant žmonių, kalbėjo apie Čiurlionį nelabai ryšliai. Tai žiūrint tiek jo CV, kad žmogus niekaip iš esmės nebuvo susijęs su kultūra, neturi politinės patirties. Šiuo metu dirbo komercijos direktorium savo šeimos versle, kuri gamina makaronus. Tikrai tai ne tas personažas, kuris galėtų vadovauti kultūros ministerijai. Po jo vakar pasirodymo Seime dar man bent jau tapo aišku, kad tai dar šiaip nėra brandus žmogus. Tikrai savo jausmus gali rodyti kažkur kitur, bet ne tokioje situacijoje ir kultūros ministerija tu turi ateiti su kažkokia vizija, o ne spaust per gailestį. Tai aš manau, kad šitas žmogus absoliučiai nėra pasiruošęs vadovauti kultūros ministerijai. Ir tikrai suprantu tuos protestuojančius, kurie susirinko prie prezidentūros, pareikšt protestą, kad jie nesutinka su tokia kandidatūra. Atvirkščiai, būtų tokių protestų daugiau, tiek iš kairiųjų, tiek iš dešiniųjų pusių, būtų šis puiku. Kodėl sakau iš kairiųjų ir iš dešiniųjų, nes aš manau, kad ir šitas protestas yra vis tiek turi politinę atspalvę. Nei gerai, nei blogai. Kas galėjo, tas organizavo. Čia labiau reikia žiūrėti net ne kas organizavo, visgi ar teisingas ar neteisingas reikalavimas. Tai šį kartą netvirtant kultūros ministrų šį žmogų, aš manau, kad tikrai buvo pagrįstas reikalavimas ir aš bent jau palaikau tos protestuotojus. Kas nepatiko šitoje situacijoje, tai kad buvo noras padaryti tokį didelį spaudimą prezidentų, visuomeniai, kad jau pradėti naudoti neleistini metodai. Žinot, kaip ir kovos menuose ar ten bokse, tiesiog vis tiek yra, kad ir minimalios bet taisyklės, kai tu, pavyzdžiui, negali žinau jos mens smūgiuoti, tai ką padarė Andrius Tapinas, mano galva yra tikrai žema. Kažkas jam persiuntė privatų video iš vakarėlio, kuriam dalyvavo, dabar panašu, kad paskirtasis kultūros ministras, ir ten šoka jisai, kaip moka, nežinau, kam patinka, kam nepatinka, kažkodėl esu tikras, kad dauguma iš jūsų matė šitą video, ar jisai blogas video, nei blogas, nei geras, aš manau, kad dauguma žmonių vis tiek ir vaikšto į kubilą, ir triusikai kažkam yra nusmūkę, ir kažkas yra ir išgėręs, nieko čia, mes taip gyvenam, bet parodyti šitą privatų video tam, kad sumenkint žmogų ir jau ne per jo kompetencijas, nei dėl jo programos, nei vertinant kažkokią politinę patirtį, o tiesiog privatų video, kur žmogus gal atrodo atsipalaidavęs ir elgiasi šiek tiek kitaip negu elgtųsi viešoje aplinkoje, tai yra žema. Tai yra neleistini metodai. Vėlgi, čia klausimas tas pats tada, ar Andrius Tapinas žurnalistas ar visuomenininkas. Jeigu žurnalistas, tai turbūt dar daugiau jam pretenzijų yra. Jeigu visuomenininkas, nežinau, turbūt šį kartą jam būtų patogiau būti visuomenininku. Bet pats faktas, kad elgiamasi negražiai, elgiamasi negarbingai ir tai, kad paskui, kad dauguma žiniasklaidos atstovų išplatino visą šitą video, toks neskanu, toks prieskonis, kad hebra, mes jau kažkur peržengiam ribas, einam į kažkokią iš tikrųjų tokią pilką zoną,
kur neva galima daryti bet ką, kad susidorot su savo politiniu oponentu. Ne, taip neturėtų būti dėl skirtingų priežasčių. Tiek dėl to, kad tai iš tikrųjų yra privatus gyvenimas, tegul jisai ir lieka privačiu. Kitas dalykas, kad į politiką nieks neis. Mes neturim sterilių žmonių, kuris nugyventų 30, 40, 50 metų ir nepasilinksminęs kažkur, kad ten kažkas galėjo nufilmuoti, nufotografuoti. Tikrai tokių žmonių nerasim. Mes tikrai turėsim problemų prisikviesti į politiką, tiek dalyvauti politikoje, tiek paskui kažkokius postus žmonių, nes jie elementariai bijos, kad per jo ten 40-50 nugyventų metų kažkas kažką ištrauks ir parodys tą viešai, jisai bus pažemintas ir taip toliau. Tai čia turėsim problemų ne tik su Nemuno aušros kažkokiais kandidatais, su bet kokios partijos kandidatais turėsime tą bėdą, kad nieks nenorės eiti, arba eis tokie nagli žmonės, kuriems viskas dzin. Tai aš nežinau, ar mes tikrai norim tokių žmonių, kurie būtų biški susipykę su sąžinė, būtų nagli ir vat jie mūsų atstovautų. Tai aš taip nenoriu. Aš manau, kad tas ribas, jeigu jos yra dabar ištrintos, tos raudonos linijos, jis reikia iš naujo nusibrėžti, smerkti Tapino poelgį, smerkti tos žiniasklaidos, kurie paskelbė šitą video poelgį ir kažkaip bandyti pagrįžti į ten, iš kur atėjo. O rezumuojant, vat, irgi apie tai, kas yra garbinga, negarbinga, vat, aš irgi šiandien, kol ėjau į darbą, pagalvoju, kad per pastarąsias kelias dienas nutiko tokie dalykai, kad vat, aš nesuprantu, kas yra didesnis niekšas. Pavyzdžiui, ar Rolandas Mackevičius, kuris pakišo Javtoką, nes manau, kad tai yra tyčia buvo neištrintas šitas gabaliukas, kurisai, galvodamas, kad nieks jo neįrašo, pasakė daugiau negu reikėjo pasakyti. O galbūt didesnis niekšas yra Tapinas, kuris irgi naudojasi neleistinais metodais ir rodo žmogaus privatų video. O gal dar didesnis niekšas yra tas, kuris buvo tam pačiam vakarėlį su dabar jau kultūros ministru, viską filmavo, buvo tam pačiam vakarėlį, o paskui nusprendė, kad šituo video reikia pasidalinti ir jisgi žinojo, kad tas video bus išplatintas, paviešintas. Tai daug tokių negražių istorijų vienoje vietoje ir man atrodo, kad mums tikrai reikia susimastyti, ar mes dar tikrai norim paisyti kažkokių moralės normų, gyventi kaip žmonės, o ne kaip kažkokie gyvuliukai, kurie gali daryti bet ką, kad tik pasiekti savo kažkokių tikslų. Tai tą gaidą norėčiau ir užbaigti. Susimastykim, pagalvokim, kas mums yra normalu, kas nėra normalu, arba kas turėtų būti normalu. Tai šį kartą paliksiu jūs su tokia atvira mintim. Ačiū, kad pažiūrėjote iki pabaigos, spauskite like, spauskite sekti kanalą. Iki kitų kartų.